Ačiū pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į diskusijų metu šiandieną ryte išsakytą vieno parlamentaro pono Tomaševskio dezinformaciją dėl to, kad anot jo Lenkų tautinės mažumos vaikai Lietuvoje negali mokytis lenkų kalba. Tai tiesiog žiniai, kad Lietuvoje gyvena apie 200 000 Lenkų kilmės Lietuvos piliečių, veikia 62 mokyklos vykdančios ugdymą tik lenkų kalba ir 34 mokyklos su lenkiškomis klasėmis. Tuo tarpu Vokietijoje, kur gyvena 2 milijonai Lenkų kilmės žmonių, nėra nei vienos valstybinės mokyklos skirtos Lenkams. Pabrėžtina, kad tik Lietuvoje Lenkų tautybės piliečiai gali gauti išsilavinimą lenkų kalba nuo darželio iki universiteto. Tai unikalus pasaulyje atvejis. Būtent Lietuvoje veikia vienintelis Lenkijos universiteto padalinys užsienyje, Bialystoko universiteto filialas. Ir 42% apklaustų Lietuvos tautinių mažumų atstovų mano, jog nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas yra kliuvinys jiems konkuruojant darbo rinkoje. Tai keista girdėti priekaištus dėl Lietuvos švietimo įstatymo, kuris yra analogiškas, kokiu yra vadovavimas Lenkijoje. Ir tiesiog norėčiau užduoti retorinį klausimą, ar ponas Tomaševskis mano, kad Lenkijoje taip pat yra skriaudžiamos tautinės mažumos. Mrs. Zaborska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Už v rozprave som povedala a ocenila, že pani Hannibal sa snažila nájsť zhodu v celom politickom spektre. Napriek tomu pri záverečnom hlasovaní som sa zdržala hlasovania, pretože si myslím, že táto správa vo viacerých bodoch